Ar protarpinis badavimas veiksmingas yra? Tam tikriems žmonėms jis yra veiksmingas, nes leidžia suvalgyti mažiau kalorijų per dieną, dėl to krenta svoris, bet daugeliu atveju nebūtina laikytis protarpinio badavimo, kad pamatytumėte svorio kritimo rezultatus. Tada protarpinis badavimas taip pat gali būti naudingas, jeigu norite šiek tiek pagerinti insulino kontrolę, galbūt irgi šiek tiek sulieknėti, nes nepraleidžiate pusryčius, nieko nevalgote, bet kartais gali kažkam trukti energijos. Tada gali šiaip, būtent kai yra metamas svoris kartu su protarpiniu badavimu, gali ir pagerėti jūsų sveikatos rodikliai, ilgamžiškumas ir dėl to jis yra naudingas, bet nėra visiems naudingas. Tai profesionalūs sportininkai, nėščios moteris, tas, kas turi rūgštingumą, neturėtų laikytis protarpinio badavimo, nes gali kilti tam tikros komplikacijos. Tai jeigu jūs jau nusprendžiate laikytis protarpinio badavimo, tai pasikonsultuokite su gydytoju, būtent dėl to ir jis jums pasakytų, ar jis tiks jūsų situacijai ar ne. O jeigu norite lengvai planuoti mitybą, tai persvest.com appsas viską padaro už jumis, duoda mitybos planą, pirmi rezultatai per 4-7 dienas, nereikia sukti galvos ir užtenka valgyti pagal planą ir džiaugtis.